Sveiki, mėlyjeji! Šiandieną noriu Jums papasakoti, kodėl būtina reguliariai apvalyti savo ląstelės. Tai nėra tie madingi detoksai, bet šis procesas yra antiek svarbus, kad jis turėtų būti nuolat palaikomas, jeigu mes norime išsaugoti sveikatą ir jaunystę. Šis video yra Jums, jeigu jaučiate nuovargį nuo pat ryto ir esate priklausoma nuo stimuliatorių, kavos ir saldumynų. Svoris pradėjo augti lyg iš oro. Jūs traukia miltiniai patiekalai, saldumynai, o pavalgęs norisi prigulti ant sofkutės. Vargina įvairūs hormonų disbalansai, įvairūs sąnarių ar raumenų skausmai. Gyvenate nuolatiniam stresui ir miegas yra nekokybiškas, galvoje rūkas, sunku susikoncentruoti ir atsiminti paprastus dalykus. Ir sunkiai virškinamas maistas, nors atrodo, kad valgote normaliai. Ir žinokit, problema yra ne amžius, ne stresas, ne jūsų valios stoka ar genetika. Greičiausiai jūsų ląstelės dūsta nuo šiukšlių. Ir ką reiškia dūsta nuo šiukšlių? Įsivaizduokite, kas atsitiktų, jeigu jūs iš savo namų neišneštumėte šiukšlių. Atsirastų kvapas, netvarka, galbūt tarakonai ir galiausiai vietos visiškai neliktų nei jums, nei jūsų daiktams. Tai ląstelėje vyksta labai panašus procesai. Tai šiandieną šiame video aš papasakosiu, iš kur ląstelėje atsiranda šiukšlės ir atliekos. Kodėl vystosi su senėjimu susijusios būklės, kraujotakos sutrikimai, sąnarių ligos, metaboliniai pokyčiai, kognityviniai sutrikimai ir kodėl ląstelių valymas turėtų būti toks pat paprastas, bet ir taip pat toks pat svarbus kaip šiukšlių išnešimas iš namų. Ir ką galima pasiekti per 5 dienas moksliškai pagristų metodų be bado ir kančios. Ir mūsų ląstelė iš tiesų labai yra panaši į namų ūkį, joje verda gyvenimas, gaminami baltymai, gaminama energija, vyksta daug įvairių sudėtingų procesų ir pasekoje susiformuoja atliekos, šiukšlės. Pavyzdžiui, tai yra pažeisti seni baltymai, tai yra neveiksnių mitochondrijų mūsų energijos stotelių fragmentai, tai yra toksinai, kurių kūnas dar nespėjo neutralizuoti, tai yra cukraus pertekliaus glikacijos tokie lipdukai ant baltymų, laisvieji radikalai, pažeistos mūsų ląstelės membranos dalys, taip pat virusų ir bakterijų fragmentai po įvairių infekcijų ir jeigu šitos šiukšlės nėra šalinamos, didėja uždegimas, oksidacinis stresas, gali atsirasti rizika išsivystyti autoimuninėms lygoms, tos šiukšlės trukdo hormonams normaliai veikti. Dėl tų šiukšlių, kaip aš minėjau, ląstelė dūsta, tai neveiksmingai gaminama energija, tai susiduria su nuovargiu, blogėja mūsų virškinimas, auga svoris ypatingai pilvo srityje ir žinoma, pagreitėja senėjimas ne tik išorėje, bet ir viduje. Ir mūsų ląstelė yra labai protinga ir suvaldyti šį procesą, apsivalymo procesą, ji turi autofagija, savęs fagija valgymas. Ir būtent šis procesas leidžia ląstelėje atsikratyti šiukšlių, mūsų tų pažeistų mitochondrijų, baltymų, virusų, bakterijų likučių ir aktyvuoti tą generalinį valymą, panaudoti tas šiukšlės energijai, išjungti augimo režimą, kuris yra nepalankus mūsų jaunystės išsaugojimui ir įjungti atsinaujinimą. Tai šiandieną kalbėsim apie tai, kaip sukurti tas sąlygas tam, kad įsijungtų autofagija. Trumpai apie mane. Esu Margarita Pavlovič arba Margarita Mun, jeigu sekate mane socialiniuose tinkluose. Esu sveikatos mokslų bakalaurė, nutriciologė, licencijuota endobigenikos specialistė ir sertifikuota autoimuninės mitybos trenerė. Šiandieną noriu papasakoti Jums, kaip aktyvuoti autofagiją, mūsų ląstelių generalinį valymą ir būtinai pasilikite iki galo, nes gausite visi dovanėlę. Tai kaipgi mes galim paskatinti generalinį valymą mūsų ląstelėje? Tam yra pseudo badavimas arba badavimą imituojanti dieta, angliškai fasting mimicking diet. Pseudo badavimą sukūrė gydytojas gerontologas Valteris Longa. Jis yra italų kilmės mokslininkas, šiuo metu jisai vadovauja Ilgaamžiškumo institutui Pietų Kalifornijos universitete ir jau kelis dešimtmečius nagrinėja, kaip mitybos pagalba galima prailginti gyvenimą ir apsisaugoti nuo ligų.
2010 metais jisai pradėjo ikiklinikinius tyrimus iš pradžių su pelėmis. Tai buvo eksperimentai, pelės turėjo auglius ir ką jisai pamatė, kad 5 dienų protokolas, kuris imituoja badavimą, ne tik pristabdė navikų augimą, bet ir padidino chemoterapijos efektyvumą, apsaugojo sveikas ląsteles ir palaikė imunitetą. Ir jau po 5 metų, 2015 metais, jis sukūrė jau oficialų pseudobadavimo protokolą, kuris atvėrė duris šiai metodikai ne tik laboratorijoje, bet ir realiam gyvenime. Ir jau tyrimai su žmonėmis taip pat parodė, kad tai yra efektyvi strategija mažinti chemoterapijos šalutinius poveikius, bet ir kartu pagerinti gydymo rezultatus. Valteris Longo siekia parodyti, kad pseudobadavimas gali būti naudojamas ne tik sergant onkologinėmis ligomis, bet ir siekiant prailginti gyvenimą ir palaikyti mūsų sveikatą. Nes 5 dienų protokolas padeda mažinti pilvo riebalus ar svorį, mažinti uždegimą, mažinti kraujospūdį, gliukozę, cholesterolį, aktyvuoti ląstelių apsivalymą, palaikyti mūsų mikrobiomą ir žarnyno sveikatą, pagerinti atmintį ir koncentraciją, pagerinti kamieninių ląstelių regeneraciją bei slopinti IGF-1, tokį augimo faktorių, kuris dažnai yra siejamas su senėjimu ir vėžiu. Ir kaip aš žinau, kad tai veikia, aš asmeniškai praktikuoju pseudobadavimą jau 8 ar 9 metus, 3 kartus per metus. Ir viešai mes pradėjome organizuoti pseudobadavimo programas prieš porą metų. Ir iš pradžių tai buvo nedidelės grupės, bet per 2 metus mes išaugom. Paskutinė grupė buvo didžiausia, numušėm visus rekordus, pasiekėm 1000 dalyvių, dalyvauja žmonės iš visų šalių. Ir kiekvieną kartą programa turi naują sezoninį meniu, kurį žmonės gali savarankiškai naudoti ir kartoti. Man labai svarbu užtikrinti saugumą, todėl žmonių patirtis man yra labai svarbi. Organizuoju tik po priežiūrą, atskirai pseudobadavimo meniu įsigyti negalima. Aš visada po kiekvienos programos renku atsiliepimus, analizuoju atsakymus, užtikrinu grįžtamąjį ryšį ir man visada labai smagu skaityti pasidalinimus apie numestą svorį, apie mažėjantį cholesterolį, apie susitvarkusią gliukozę, apie mažėjančias karščio bangos, kurios buvo paminėtos paskutinį kartą. Ir man tai yra įkvėpimas toliau dalintis šią informaciją ir aš noriu išmokyti visus žmonės apie pseudobadavimą, kad jie galėtų jį taikyti, nes tai yra labai paprastas, bet tuo pačiu nepaprastas dalykas su labai teigiamu poveikiu. Taigi, Valteris Longo pradėjo nuo onkologinių ligonių, tačiau pseudobadavimas gali būti taikomas visiems žmonėms, be išimties sveikiems žmonėms, kurie nori tiesiog pagerinti sveikatą ir užbėgti lėtiniams ligoms už akių. Ir šiandieną pseudobadavimas arba fasting mimicking diet yra laikoma viena iš moksliškai pagristų badavimo formų, kurią saugiai galima taikyti ciklais. Ir taip pat noriu papasakoti, kągi mes darome, ko mes galime pasiekti, jeigu mes įtrauksime pseudobadavimą į savo gyvenimą. Taigi visų pirma, mes pseudobadavimo pagalba apsaugome mūsų telomerus. Kas yra telomera? Telomera yra toks kamštukas ant jūsų chromosomos galiuko. Ir mūsų ląstelė dalinasi, taip pat dalinasi ir chromosoma ir kiekvieną kartą ląstelė pasidalys, telomera sutrumpėja. Kai jis sutrumpėja labai stipriai, kažkur apie po 50 ląstelės pasidalinimų, ląstelė miršta. Ne? Tai yra užprogramuota mirtis, apoptozė, tai yra visiškai normalu. Į jos vietą ateina kamieninė ląstelė, kuri pakeičia tą seną ląstelę. Bet mes taip pat žinom, kad kamieninių ląstelių rezervas yra ribotas. Ir jeigu mes pristabdom šitą procesą, pristabdom ląstelių dalymasi cikliškai, mes galime apsaugoti telomeras, apsaugoti mūsų kamieninės ląstelės ir tokiu būdu lėtinti senėjimą. Taigi, pačių mūsų ląstelių telomerų sutrumpėjimo mes jokiais simptomais nejaučiame, bet taikant pseudobadavimą jau po 5 dienų žmonės pastebi
pagerėjimą, jie jaučiasi visiškai kitaip, mažiau traukia saldumynai, miltiniai patiekalai, žarnynas pradeda veikti kaip laikrodis ir atrodo, tai yra tiek nedaug, tik 5 dienas, bet jaučiamas palengvėjimas, atjaunėjimas ir daugelį žmonių 5 dienų programa tampa postūmiu, tokiu startu pradėti pokyčius savo gyvenime. Taip pat pseudobadavimo metu mes atsikratome ląstelių zombių. Aš juos vadinu zombiais, moksliškai šitos ląstelės vadinamas senescentinėmis ląstelėmis. Mes turime senescentinės ląstelės, tai yra tokias ląstelės, kurios nemiršta užprogramuotas mirties būdu, jos užima vietą, tai reiškia, neleidžia kamieninė ląstelė ateiti ir užimti jos vietą tam, kad galėtų tą ląstelę atlikti funkcijas. Ir tuo pačiu tą ląstelę skleidžia uždegiminės molekulės. Dėl to aš ją ir vadinu zombiu, nes jinai ten pakandžioja šalia esančias ląstelės, tas ląstelės irgi gali paversti zombiais. Ir dėl to su amžiumi didėja tas sisteminis uždegimas. Turbūt girdėjote, dabar net yra žodis inflammation and aging, su senėjimu susijęs uždegimas. Tai būtent dėl tų uždegiminių molekulių ir atsiranda labai daug įvairių su senėjimu susijusių sutrikimų, kognityvinių disfunkcijų, metabolinių pokyčių ir taip pat, aišku, sukuriamos sąlygos ir onkologiniams ląstelėms išlikti. Buvo pastebėta, kad labai daug tokių senescentinių zombių ląstelių kaupiasi būtent pertekliniam riebaliniam audiny. Turbūt girdėjote, kad kuo daugiau riebalinio audinio jūs turite, tuo didesnis jūsų sisteminis uždegimas. Tai iš dalies yra susijęs su tom ląstelėm. Ir po pseudobadavimo, nors pseudobadavimas nėra svorio metimo programa, tikrai, žinokit, nėra kažkokių magiškų trumpų dietų, tačiau daugeliu žmonių, tai kaip minėjau, yra puikus startas pradėti tos nuostabius pokyčius. Po 5 dienų dažniausiai nukrenta nuo 2, kartais net iki 5 kilogramų, žmonės jaučiasi lengviau, jie yra įkvėpti toliau tęsti mitybos pokyčius, pradėti judėti ir tai galima padaryti labai lengvai. Taip pat pseudobadavimas padeda palaikyti mitochondrijas. Mitochondrijos tai yra tokias organelės mūsų ląstelė, jos plaukia viduje ląstelės. Kuo daugiau tų ląstelių mes turime, tuo daugiau energijos tas organas gali pagaminti, todėl, pavyzdžiui, kepenys, širdis turi didžiausią kiekį mitochondrijų, bet, žinoma, mitochondrijos gali būti nekokybiškos, tokios disfunkcinės. Kuo daugiau mitochondrijų mes galim sukurti, tuo daugiau mūsų ląstelė gali pagaminti energijos, tuo daugiau mes energijos turim. Tai buvo pastebėta, jeigu mes nevalgom, mūsų mitochondrijos turi tokią savybę dalintis. Tai reiškia, gali padaugėti mitochondrijų, kurios gali pagaminti jums energiją. Ir kas įdomu, kad būtent pseudobadavimo metu žmonės pastebi, kad atsiranda tokie energijos pliūpsniai. Ir tai yra nuostabu, nes organizmas atsigauna, kaip aš minėjau pačioj pradžioj, jeigu jau ląstelės dūsta nuo šiukšlių, tai žinoma ir mitochondrijos negali kokybiškai savo darbo, energijos gamybos darbo atlikti. Tai visada renkam atsiliepimus, žmonės dalinasi programos metu, kad nors tikrai protokolas yra mažai kalorijų turintis, bet energijos tikrai pakanka. Taip pat atsiranda toks lengvumo, apsivalymo jausmas, tokios vidinės higienos. Tai galim palyginti irgi, kai mes su mūsų buto, ne? Jeigu mes ten mūsų tvarkom, dulkės nuvalom, ne, grindis išplaunam, mes negalim šiukšlinti. Tai ir panašiai čia atsiranda toks lengvumo, apsivalymo jausmas. Po 5 dienų nesinori valgyti jokio šlamšto, norisi duoti organizmui tik švarų, kokybišką maistą, kuris pamaitins mūsų ląstelės, pamaitins mūsų organizmą. Taip pat buvo atlikta pakankamai daug tyrimų nagrinėjant tos fasting mimicking diet, pasninką imituojančios dietos, jeigu mes taip verčiam į lietuvių kalbą, poveikį įvairiom ligom, tai visada eina kaip papildoma priemonė. Tai pavyzdžiui, buvo pastebėta, kad taikant cikliškai, konkrečiai šitame tyrime buvo 3 mėnesiai po 5 dienas, buvo atrinkti kraujo rodikliai, kurie yra siejami su biologiniu amžiumi, ir buvo pastebėta, kad net po 3 mėnesių
biologinis amžius sumažėja. Tai jeigu jūs taikote pseudobadavimą reguliariai, galim sakyti, kad jūs pristabdote senėjimo procesus. Dėl to, kad dieta nuo pat pradžių buvo sukurta būtent onkologiniams ligonėms kaip papildoma priemonė, tai iki šiol taikoma būtent vėžių sergantiems pacientams. Tai yra puikia dieta, toks mitybos protokolas, jeigu jūs turit antro tipo diabetą, atsparumą insulinui, metabolinį sindromą. Taip pat dieta buvo nagrinėta kaip veiksmingas mitybos įrankis širdies ir kraujagyslių ligų prevencijai. Ji nagrinėjama kaip potencialus papildomas prevencinis ir gydomasis įrankis demencijai ir Alzheimerio lygai. Ir jeigu turite autoimuninių ligų, tai irgi turėtumėt pagalvoti, kaip pseudobadavimas galėtų tapti jūsų gyvenimo dalimi. Taigi, kas yra pseudobadavimas, kodėl apie jį kalba visas pasaulis, kodėl jį taiko biohakeriai, tai pagrindiniai šios dietos principai tai yra 100% augalinė mityba. Dėl ko? Dėl to, kad gyvulinis baltymas yra labai svarbus mūsų organizmui, jisai palaiko mūsų raumenų masę, visus kitus statybinius procesus, hormonus, fermentus. Tačiau buvo pastebėta, kad baltymų perteklius gali greitinti senėjimą, nes jisai iš tiesų aktyvuoja ląstelės augimą, o ląstelė negali ir augti, ir apsivalyti. Todėl 5 dienom mes pašalinam gyvulinį baltymą, įtraukiam nedidelį kiekį augalinių baltymų, labai nedidelį kiekį, ir ši dieta taip pat turi mažai kalorijų. Pirma diena būna apie 1000, toliau mes turime apie 700 kalorijų per dieną, ir tai yra sezoniška dieta. Vasarą visada stengiuosi sukurti meniu, kuriame yra daug salotų, mūsų lietuviškų šviežių daržovių. Žiemą jau norisi tokio komfortiško, šilto maisto, todėl kiekvieną kartą meniu paruošiamas naujai. Ir gali kilti mintis, o tai kodėlgi man tiesiog nevalgyti mažai kalorijų ir nevalgyti gyvulinės kilmės baltymų. Tai yra specialus meniu, buvo išskaičiuotos labai tikslios proporcijos, kiek gali būti gramų baltymų, riebalų ir angliavandenių. Todėl nieko keisti meniu negalima, reikia turėti svarstyklės, sverti tam, kad tai atitiktų sukurto protokolą. Ir jeigu jūs taikote tokį meniu, jūs imituojate badavimą. Buvo patvirtinta, kad pseudobadavimas turi tokį pat poveikį kaip badavimas. Badavimas irgi puikus įrankis, bet ne visi žmonės gali badauti. Kartais psichologiškai tai yra labai sunku, kartais tai yra tam tikros kontraindikacijos, pavyzdžiui, ten labai daug streso gyvenime, taip pat jeigu yra pašalinta tulžies pūslė, nerekomenduojama badauti. Tai pseudobadavimas yra toks universalus įrankis, kuris leidžia gauti badavimo naudas valgant, nebadaujant. Tik 5 dienos iki ląstelių atsinaujinimo. Per 5 dienas jūsų kūnas persijungia nuo augimo režimo į apsivalymo režimą ir prasideda ląstelių atsinaujinimas, apsivalymas, regeneracija. Po 5 dienų grįžtam į mūsų normalų racioną ir mūsų ląstelė gali panaudoti tas maistinės medžiagas naujų savo ląstelių struktūrų sukūrimui. Taip pat noriu pasidalinti savo vienos programos dalyvės rezultatais. Ji taip pat dalyvavo ir programoje Kūno ženklai, todėl tarp pseudobadavimo taikė kitas mano rekomendacijas, bet ji pradėjo su pseudobadavimu taikant 5 dienas kas mėnesį. Ir jos pagrindiniai nusiskundimai buvo plaukų slinkimas, rėmuo, pilvo pūtimai, migrenos, kraujospūdžio padidėjimas ir jau vartojo vaistus nuo kraujospūdžio, turėjo cistas krūtyse, miomas, kepenų surėbėjimą. Šiai dienai, jau praėjus metams, ji atsikratė 10 kg viršsvorio, jos odos būklė pagerėjo, jos energijos lygis pagerėjo, dabar reikia vartoti mažesnę dozę kraujospūdžio vaistų. Kaip matote, tyrimuose, mes jau po 4 mėnesių pamatėm geresnius rezultatus, sumažėjo gliukozė, sumažėjo insulinas, tai reiškia sumažėjo atsparumas insulinui, sumažėjo kepenų apkrova, gražiau atrodo mūsų jau kepenų fermentas ALT ir visai neseniai parašė man žinutę, kad buvo echoskopijoje ir gastroenterologas pasakė, kad kepenų suriebėjimo nebeliko. Kepenų suriebėjimas dažniausiai yra siejamas su atsparumu insulinui ir metaboliniu sindromu. Jeigu jūs niekada nedalyvaujate pseudobadavime, tai yra puikiai proga susipažinti su pseudobadavimu ir išbandyti jį. Jeigu dalyvaujate anksčiau, tai yra puikiai proga gauti ir išbandyti naują meniu, naujus receptus, kuriuos galėsite taikyti savo gyvenime.
Pati programa trunka tik 5 dienas, bet grupė bus atvira 10 dienų, tai jūs galite pradėti truputį anksčiau arba truputį vėliau, nes jūs turėsit galimybę dalintis ir užduoti klausimus. Programoje jūs gaunate tikslų meniu ir produktų sąrašą. Jums nereikės sukti galvos, ką gaminti kiekvieną dieną. Jums reikės tiksliai vadovautis taisyklėmis ir gaminti tik pagal receptus. Taip pat visos programos metu aš pasakoju, kas vyksta jūsų organizme kasdien, bet tuo pačiu aš dalinuosiu naudingą medžiagą apie tai, kaip užsaugoti sveikatą ir užtikrinti ilgamžiškumą. Programos pabaigoje turėsime Zoom susitikimą, kuriuo metu aš atsakysiu į visus jūsų klausimus ir taip pat papasakosiu, kągi daryti po pseudobadavimo, kaip pasirūpinti savo hormonais, imunitetu ir virškinimu. Bendradarbiaujame su vienu didžiausių parduotuvių tinklų Rimi ir jūsų patogumui turėsite QR kodą, kuris leis jums iškart pamatyti visus reikiamus produktus, sudėti trūkstamus produktus į krepšelį ir patogiai užsakyti pirkinius į namus. Ir tie receptai, kuriuos jūs gaunate programos metu, jie yra labai lengvi, paprasti. Juos galima naudoti paprastame mūsų gyvenime, tiesiog galima didinti porcijas bei praturtinti baltymais. Ir tai yra puikiai proga įtraukti daugiau auglinio maisto į jūsų racioną. Pseudobadavimas yra skirtas visiems žmonėms, sveikiems žmonėms, kurie tiesiog nori palaikyti gerą savijautą, tiems, kurie domisi sveikatą ir ilgamžiškumu, bet ypatingai tiems, kurie jau susiduria su pokyčiais gliukozės, cholesterolio, galbūt turite uždegiminės kažkokias ligas, autoimuninės ligas. Jeigu tiesiog norite daugiau energijos, geresnio miego, gražesnės odos ar plaukų, jeigu jums reikia mažinti svorį ir norite tai daryti saugiai, arba jeigu jūs susidarite su hormonų disbalansais, įskaitant atsparumą insulinui, skydliaukės sutrikimus, menopauzę. Prisijunkite jau dabar, spauskite nuorodą apačioje arba apsilankykite mano svetainėje www.margaritamun.lt mitybos programa. Dalyvavimo kaina yra tik 49 eurai ir gausite visiškai naują meniu, kuris ne tik pratursins jūsų racioną, bet ir padės aktyvuoti ląstelių apsivalymo procesus. Ir esu dėkinga už tai, kad pabuvote su manimi iki galo, todėl tam, kad gauti dovanėlę 10 kokteilių receptų limfai, hormonams ir detoksikacijai, nueikite į mano profilį Instagram arba Facebook, galite nuskanuoti ekrane QR kodą ir parašykite vieną skaičių 10 ir aš atsiųsiu jums dovanėlę. Iki susitikimo programoje.